mes bandom išsaugoti šitą gražų pastatą, kuris stovi už manęs, tai kultūros paveldo objektas ir kažkaip jį įveiklinti su vietos bendruomenė, su veiklomis, su stovyklomis, su tradicijom, su amatu. Rūpinamės kiekvieną dieną, kad tai išliktų ir kad bendruomenė vis dėlto suprastų, kad paveldas tai yra jų tapatybė, jų vertybė ir jį atneša jiem ir finansus, ir veiklas, ir amatą, ir galų gale tą žinomumą pačiam kaimui, kaip Raubonys. Ir tada yra kažkoks tikslas čia gyventi, yra tikslas čia dirbti, užsidirbti ir auginti vaikus. Veiklos pas mus yra susietos su amatu, su tradicijom, su amatu. Vilnos apdirbimo amatas, gaminame tapkutes, veltinukus, moteriškės mezga pirštinės ir kojinės, kurias mes čia parduodame atvažiavusiems turistams. Na ir paskui atsiranda vietos tradicinis kulinarinis paveldas, Raubonių kaimo bendruomenė, kuri sugeba atgaivinti šitą mūsų virtienę, tradicinę virtienę. Mes kepam dar ir duonkepėje pečių bulkutes, tokios gardžios pasvaly jau visi, manau, paragavo, o kas neparagavo, visus kviečiame paragauti šitų tradicinių mūsų bulkelių. Esam iš tikrųjų žemdirbių kraštas ir turtingas grūdais. Istoriškai taip susiklostė, kad mes ir buvom turtingi labai malūnais. Vėjo malūnų mes turėjom begalę, beveik kiekvienam kieme. Deja, vandens jų buvo mažiau šiek tiek, jie buvo sudėtingesni, nes neturim tiek jau labai sraunių upių, bet jų irgi buvo nemažai. Tai vietos lygmenių iš tikrųjų tai yra valstybės saugomas objektas, kaip paveldo objektas ir pramonės objektas, kurį sukdavo vanduo ir nuo vandens Statulos upės mes pasimdavom tą energiją ir visada vykdydavom šitos amatus. Tai va ta tradicija, kad mes išsaugom, mes atstatom paveldosauginę tokią misiją, kad vėl amatai čia ir tradicijos, kurias perdodam jaunai kartai. Tai va ir tą, ką mes darom, visada prie mūsų vaikai, turim stovyklas, turim visokias veiklas, vardan to, kad jie matytų ir vis dėlto jie suprastų ir pajaustų, kad tai yra jų ir kad tai bus visada jų šita vieta.